Sveiki, šios pamokos tema lygtis su proporcija. Kas yra lygtis žinome, kas yra proporcija irgi yra žinome, todėl šiandien belieka tik tai paspręsti lygtis su proporcija. Pirmiausia, priminsiu, kas yra proporcija, nes to mums iš tikrųjų labai reikės. Proporcija tai yra santykių lygybė. Matome lentoje svarstyklės ir tarkim ant vienos lėkštelės pakabinsiu tokį santykį. 3 su 4, pavyzdžiui, santykis, o ant kitos lėkštelės pakabinsiu santykį 6 su 8. Iš tikrųjų, kadangi, kaip matote, svarstyklių lėkštelės yra pusiausvyroj, tai yra proporcija, nes tikrai 3 santykis su 4 yra lygiai toks pat kaip 6 santykis su 8. Įsitikinti, kad tai yra proporcija, o ne atvirkščiai, mes galime 2 būdais. Tarkime, čia kairėje lentos pusėje rašysiu, kaip įsitikinti pirmų būdų, o kitoje lentos pusėje rašysiu, kaip įsitikinti antrų būdų. Taigi, kaip įsitikinti, kad 3 su 4 santykis iš tikrųjų lygiai toks pat kaip 6 su 8. Vienas iš būdų tiesiog imti ir suskaičiuoti, kasgi yra kairėje pusėje. 3 padalinu iš 4 gaunu 0,75. 6 padalinu iš 8 nesunkiai ir gaunu taip pat 0,75. Vadinasi, iš tikrųjų šitie santykiai buvo lygus. Kitas būdas, kaip įsitikinti, kad čia yra proporcija, iš tikrųjų yra labai paprastas, gražus ir netgi man gražesnis už aną tuo, kad čia nereikia veltis į daugybę kampų. Pritaikau pagrindinę proporcijos savybę, kuri sako, kad viduriniųjų narių sandauga turi būti tokia pati kaip kraštinių narių sandauga. Vadinasi, jeigu čia yra proporcija, tai 4 padauginus iš 6 gausiu lygiai tą patį, jeigu yra, todėl dar kol kas užrašau klaustuką, lygiai tą patį, ką 3 sudauginus 8. Sudauginu 24 ir čia yra 24. Tikrai ta mano užrašyta pirmoji santykių lygybė buvo proporcija. Santykių lygybė gali būti užrašyta ir štai taip, nebūtinai naudojant dalybos ženklą 2 taškus, galima užrašyti naudojantis trupmenos brūkšneliu ir čia skaityčiau, kad 5 sutinka su 6 lygiai taip pat kaip 10 su 12 ir tai iš tikrųjų yra proporcija. Galima būtų nesunkiai įsitikinti 5 padalinus iš 6 kairėje pusė, 10 iš 12 ir palyginus, bet galima ir pritaikyti pagrindinę proporcijos savybę, kuri sako, priminsiu, kad vidurinių narių sandauga lygi kraštinių narių sandaugai. Tai kai mes turime užrašytą proporciją tokiu pavydalu, labai patogu taikyti taip vadinamą kryžminimo taisyklę, yra kas mėgsta sakyti kryžiaus taisyklė, tai tos kryžmos sandaugos turi būti lygios ir iš tikrųjų matom, kad 5 kart 12 yra 60 ir 10 kart 6 irgi yra 60, tikrai lentoje yra užrašyta proporcija. Bet dabar reikime prie esmės. Mums šiandien reikia susijęti proporciją ir lygtis. Pažiūrėkime į paveikslėlį. Proporcija yra santykių lygybė, taigi čia svarstyklės mūsų paveikslėlė kol kas nėra pusiausvyroje, nėra lygybės ir kaip matome, ant vienos lėkštelės kaba santykis 12 su 9, o kitoje nežinau, su kuo reikėtų paimti, kokį skaičių reikėtų paimti santykėje su 3, kad aš turėčiau proporciją, tai yra, kad tos svarstyklės būtų pusiausvyroje. Vadinasi, aš noriu, kad santykis kažkokio tai skaičiaus su trejetu būtų lygiai toks pat kaip 12 su 9. Vadinasi, aš nežinau to skaičiaus, taigi kas čia yra? Čia yra lygtis, nes kas yra lygtis? Lygtis yra lygybė su nežinomuoju. Kaip matote, aš turiu tą nežinomai. Kaip spręsti tokio tipo lygtis? Tokio tipo lygtis labai gražiai sprendžiasi taikant pagrindinę proporcijos savybę, kuri sako, kad kraštinių narių sandauga, tai yra x padaugintas iš 9, turi būti lygiai tiek pat, kiek viduriniųjų narių sandauga, tai yra 12 padauginta iš 3. Šita lygtis labai paprasta, x padauginta iš 9 yra lygus sudauginu 36 ir norint surasti x reikia dešinį skaičių, tai yra 36, padalinti iš 9 ir gauti, kad x yra 4. Štai taip paprastai išsisprendė lygtis, taikant pagrindinę proporcijos savybę, nes ta lygtis buvo užrašyta kaip santykių lygybė, tik lygybė su nežinomuoju.
Užrašiau dar vieną lygybę su nežinomuoju, tik jau šiek tiek kitokiu pavydalu, tai yra naudodama trupmenų užrašą, bet vėlgi čia puikiai veikia proporcijos savybė, kuri sako, kad kryžmąjį sudauginus arba kitaip vidurinių narių sandaugą, bet paprastai aš sakau tiesiog kryžiaus taisyklė, kuri sako, kad 18 padauginus iš x turiu gauti lygiai tiek pat, kiek 9 padauginus iš 20. Štai taip gražiai nuo trupmenos per pagrindinę proporcijos savybę pabėgau prie paprastos, elementarios, labai gražios, paprastai sprendžiamos lygtelės ir tokias lygtis iš tikrųjų jau išspręsti mokate visi ir labai nesunkiai randame nežinomąjį lygties narį ir jis yra 10. Lentoje užrašiau dar vieną lygtį, kuri iš tikrųjų kol kas tikrai kiekvienam atrodo, kad visai ne iš tos parapijos ir visai atrodo, kad čia jokios proporcijos nėra ir net matom kairėje pusėje svarstyklių ženklelis sufleruoja, kad čia turėtų būti su proporcija, bet ar taip yra? Gal nustebte, bet tikrai taip yra. Žiūrėkite, kaip gražiai galima tokią lygtį, kuri paprastai kelia problemų, jeigu aš skaičius parašau trupmeninius arba dešimtainius, su sprendimu būna problemų, bet kaip gražiai galima tą lygtį susivesti iki proporcijos ir tada spręsti, taikant pagrindinę proporcijos savybę. Žiūrėkite, x padalinta iš 8 galiu užrašyti taip, man labiau patinka su brūkšneliu. Tada žinau, kad skaičių reikia kelti į kitą pusę, ką ir padarau, bus 5 minus 20. Reiškia, turiu x padalinta iš 8 yra lygu minus 15. Jau ne visiškai iki galo, bet jau panašiau į proporciją. Kol kas kairėje pusėje yra santykis nežinomo skaičiaus ir aštuoneto, o dešinėje pusėje tai yra tik skaičius, nėra santykio. Bet padaryti santykį iš skaičiaus yra daugiau nei elementaru. Žiūrėkit, x iš 8, tai yra x ir 8 santykis, yra lygiai tas pats, kas minus 15 ir vieneto santykis. Aš žinau, kad bet kokį skaičių galiu užrašyti trupmeną su vardikliu 1, nes 15 dalinta iš vieneto nieko nesikeičia, vis tiek bus 15, lygiai taip pat minus 15 dalinta iš 1 bus minus 15. O dabar tikrai nenuneiksite, kad jau turime proporciją ir galime drąsiai taikyti proporcijos savybę, kuri sako, kad kryžmai sudauginus, tai yra x kart 1, yra lygu minus 15 kart 8. X kart 1 ir yra 1x, iš vis gražiai susitvarkė, o dabar minus 15 padauginus iš 8 turėsim minus 80 ir dar 40, minus 120. Štai taip gražiai lygtį, kuri nebuvo visiškai panaši į lygtį su proporcija, mes išsprendėme pirmiausia, pirmuoju etapu suvedę į proporciją pagal pagrindinę proporcijos savybę. Dar viena lygtis, kur paveikslėlis sufleruoja, kad gali būti sprendžiama taikant pagrindinę proporcijos savybę, bet kol kas ji tikrai netrodo, kad būtų susijusi kažkuo tai su proporcija, nebent išduoda štai tas nežinomojo ir 1/9 santykis, kad galbūt yra užuominos, kad spręsime su proporcija, bet tikrai spręsime taikydami pagrindinę proporcijos savybę. Todėl pirmiausia, žiūrime į tą lygtį taip, kaip iki šiol apskritai lygtį žiūrėdavom, kad kairėje pusėje turi būti visi nariai su nežinomaisiais, tai štai šis santykis, nes daugybą tiesiog prisilipdo prie skaičiaus nežinomai lygų, o 20 keliu į kitą pusę, pakeičiu ženklą, dabar jau bus plius ir todėl čia gaunu 25. Kol kas kairėje pusėje santykį turiu, o dešinėje neturiu, bet žiūrėkit, štai tokiu nedideliu prierašu jau turiu ir kairėje pusėje santykį, ir dešinėje pusėje turiu skaičių santykį. Pagal pagrindinę proporcijos savybę kraštinių narių sandauga, tai yra x padaugintas iš 1, turi būti lygiai tiek pat, kiek viduriniųjų nariųjų sandauga. Taip ir užsirašau. Ir štai mano lygtis pabėgo nuo lygybės, turiu labai paprastą lygtį x kart 1 iš karto x ir žinau, kad 1/9 padauginus iš 25 gausiu iš karto atsakymą. Taigi dauginu bus 25/9, trupmena yra netaisyklinga ir garbės reikalas yra ją sutvarkyti, tai yra užrašyti mišrių skaičiumi, o čia, kaip matome, 9 25 telpa 2, tai bus 2 sveiki ir 7
9. Štai taip gražiai taikant proporcijos savybę išsisprendė lygtis su dalyba. Pastabumui įtvirtinti ir kad matytumėte, kurios visgi lygtis gali būti sprendžiamos su proporcija, užrašiau dar 2 lygtis. Štai pirmoji geltonoji lygtis, kuri tikrai jau jums turėtų būti matomai užrašyta proporcija, patys jau pasidarote, žinote, kad iš skaičiaus sveiko galima pasidaryti trupmeną ir štai tokiu būdu turėti proporciją ir pritaikius pagrindinę proporcijos savybę, užrašyti štai tokiu pavidalu tą pačią lygtį ir galų gale baigti spręsti ir gauti, kad nežinomasis yra 1/2. Ir antroji lygtis, kuri galbūt šiek tiek įdomesnė, nes štai yra santykis ne tik nežinomojo su kažkokiu skaičiumi, tiksliau ne su kažkokio su trejetu, bet iš nežinomo atėmė 5 ir vat štai šio skirtumo santykis su trejetu yra 8. Tai kaip ir prieš tai buvusiame pavyzdėje po 8 iš karto brūkšteliu 1 ir rašausi, kad x minus 5 padaugintas iš 1 turi duoti lygiai tiek pat, priminsiu kryžiaus taisyklė, turi gauti šitą sandauga lygiai tokia pati, kaip sandauga trejeto ir 8. Štai susivedėme į lygtį suskliaustų. Na, iš vieneto atskliaudimas yra elementarus ir gaunu, kad čia iš kur parašiau 8, tas čia turėjo būti, tai nubraukim, užskubėjau, 3 kart 8, x minus 5 ir čia bus 24, o tokią lygtelę baigiame spręsti iš tikrųjų labai paprastai ir gauname galutinį atsakymą 29. Taigi labai gražiai yra daug lygčių, kurios suvedamos, kaip jau sakiau, gražiai į lygtis sprendžiamas taikant pagrindinę proporcijos savybę. Reikia džiaugtis, kad mes šią savybę turime ir šitaip galime savo iš tikrųjų labai supaprastinti kai kurių nelabai gražių lygčių sprendimus. Štai užrašiau lygtelę jums savarankiškai pasispręsti pabaigai tarsi namų darbam ir iki.